visi, čia aš Devenas LTU ir šiandien darau savo antrąjį Survival or Spawn modo epizodą. Ir jas pavadinau šitas serijas Vasaroja. Ir jo, dabar noriu pakalbėti apie vieną tokį dalyką. Gal va dabar jį parodžiau, tai yra mano namas. Naują namą pasistačiau, čia buvo tas villagerio namelis, tai aš dabar pasistačiau žymiai platesnį, žymiai gal gražesnį, nežinau. Įvertinkit komentaruose nuo 1 iki 10 šitą, tokį namą ar sodelį, kiek jis yra vertas toksai namas ir ar man pavyko jį pastatyti. Tai čia yra enchanting table su 30 leveliu, taip. Ir va, matote, pasidariau ultimate swordą, nes ėjau mainintis. Štai vidus ir dar radau savo nuostabiąją princesę ir radau dar daugiau mob spawnerių, radau ir jų chestuose buvo štai pink tourmaline, man atrodo, jie vadinas, ir dar 4 aš jas turiu, bet jos ten tik su deimantais. Tai buvau pasikasinėti freaking 3 blokus, jūs net neįsivaizduojat, kaip čia sunku juos gauti, čia trolling blokus. Ir amethysto blokus turiu. Ender chestą pasidariau, nugalėjau Emperor Scorpion. Jūs net neįsivaizduojat, gaila, aš nenufotografavau nieko, nenufilmau. Nugalėjau Mantį, nugalėjau Water Dragoną, Sea Viperį, tą didelį Wormą. Wormus labai lengva nugalėti, nes jie, žinokit, labai neryčina tavęs ir tu, aišku, atėmė mano batukus, bet po to, kaip, jie mirė, tai aš susigrįždau. Dar kokie pakeitimai yra, tai matot va šitą dalyką, ant mano nugaros yra backpacking modas. Tai jo, atsisinčiau backpack adventure backpack modą ir dabar matote dešiniai kampe, tai va čia yra naujas vėl modas Raise Minimapo modas. Atsisinčiau Raise Minimapo, kad galėčiau, nepasiklyst. Ir va šitas dar dalykas yra toksai modas kaip Not Item mod. Ir čia yra visokie, va, gali prašyti, va, ultimate, va, visokie dalykai ir tu gali, va, matot, pasižiūrėti. Tai jo, ką dar esu dar pasidaręs kokį modą instaliavęs, tai Galactic Craftą, bet mes dabar su jų dar nedirbsim pakol kas, ilgokai gal dar negrypsim jo. Nedirbsim. Water Dragonas mano čia prijaukintas jisai, nežinau, ar per praeitą epizodą matėt, bet aš jį prisijaukinęs. Ir dabar einam apžiūrėsim mano namą. Jis atrodo iš čia visai nieko, čia toksai kiemelis mano. Matai, šitas kiemelis visai gražiai atrodo, tokia pistoną padaryti. Štai kaip mano namas čia atrodo, čia mano daržiukas, galim šiek tiek dabar markučių pasirinkti, nes maisto, žinokit, reikia ypač daug. Nes čia, nors žaidžiu ir ant easy, man atrodo, ar ant easy. Oi, vos neišiau. Ant peaceful. Aš net neįsivaizdavau, kad aš ant peaceful žaidžiu. Gal čia kažkas, kai pastačiau šitą namą, tai pasidariau peaceful, nes jį man reikėjo, visiškai nugriauti. Tai nežinau, pasakykit, ar man trenk pliuchą per galvą, ar ten tiesiog normaliai. Kad aš taip pasidariau, šiek tiek lagina, kai filmuoju, man visada lagina ir dar čia tokie modpackai yra, tai dabar aš jau pakalbėsiu dar apie vieną modą, kurį aš šiandien atsisinčiau ir tas modas pavadinimu, man atrodo, Morp Animal modas ir jo dėka mes galim pasiversti bet kokiu gyvūnu. Tai pakol kas aš jau nukilinęs kelis gyvūnus ir galiu jais pasiversti. Ir dar dar nepasakiau vieną dalyką, jūs tokie maždaug, what the heck, tu čia užsimodinai visai, kad šitus va turėjo, čia tiek širpekus koks. Ne, tai aš atsisinčiau Hero Suits modą, kaip herojų gali būti, tai jo, fainai yra. Gal daug linkų numesiu į descriptioną, atsisiųsti ir pakol kas dar pasigaminsiu Ultimate Bow, ir turim Ultimate Swordą. Ir jo, mes tą Morp Animal modą dabar galim pažiūrėti. Jeigu spaudžiame tokį mygtuką, dabar nesakysiu koks jis mygtukas, matome mane.
Ir čia mane rodo su skinu, manęs tai taip, tai va, galiu nusimti, tiesiog Steve'o skinas mano būna, nežinau kodėl. Ir jo, tai galima pasižiūrėti, galima pasiversti Goldfishu. Ir Goldfishas yra va toksai va žuvytė, golden, ir jinai gali skraidyti, taip, gali skraidyti, na aišku, turi žiauriai mažai laifų, žiauriai mažai laifų, kas man, tas man labai nepatinka, bet gal kažkaip sugyvensim, kažkaip, ojai. Ir jeigu paspausime B raidę, atsidaro mūsų šitas kuprinė, dar šitą nepasakiau, ir jo. Tai dabar galime kitų mobų pasiversti, tai Ant. Antas iš viso yra tik vieną širdutę turi ir su juo galime net kaip X-ray'ų pasidaryti. Aš čia pats neseniai pastebėjau, bet X-ray'ų galime pasidaryti, matot? Va, mano brolis. Ir X-ray'us, va, koks yra. Matai visokius keivus, va, matot, matau deimantus, emeraldus, bet ten troll blokai jaučiu būt. Na tai visai nieko su tokiu, gal pralieksim prakeivus kokius, nors šiaip tai kaip aš turiu tuos reizminį mapą, tai man net nereikia. Kitas mobas skeletonas, na aš čia... Au. Ir aš čia tiek pasirinkau mobų, tik truputį. Tai skeletonas atrodo normaliai, bet jeigu nusiimam, tai skeletonas. Ojai! Ai, pamiršau, skeletonai dega. Kai nusijam savo kaukę, jie pradeda degti. Ir štai mano namo. Čia Goldfishai yra namo. Akvariume, 3 gal man atrodo. Nether portalas, dabar nerysim, gal kitą epizodą. Dabar šiek tiek aprodau tokius modus savo, ką aš esu padaręs. Skeletoną. Tai dabar galiu pasiversti į tokį lizardą, kaip kokį tokį didelį driežą. Ir baigsim mane mušt. Mane šitos antės labai užkinis. Todėl nes jos labai ilgi daug kerta, įkrenta. Ir jo, dabar matau visus blokus, kaip čia viršui matot. Kitas gyvūnas, kurį aš dar norėjau. Ai, čia redent. Tai vėl tokius mižiks gyvūniks, kuris, jo, irgi toks visai nieko. Ir pakol kas, žiūrėjau, sorry. Ir jo, kuo aš, galvoju, galėtum pasiversti. Ir galvoju, tai kaip tu galėjai užmušti tuos bossus ir, nepasiversti jais. Tai sakau, aš tik šiandien jūs tą modą prasisinčiau šitą modą. Ir aš dar, kaip jūs mušiau, neturėjau to modo. Tai gaila, bet man neišėjo. Taip parodyti. Tai jo, sakau, įvertinkit namą nuo 1 iki 10. Kiek jam duotų, dabar aš pasižiūrėsiu, kiek filmuoju. Filmuoju 8 minutės, su kamtasiai filmuoju, kaip visada. Ir jo, turėčiau padaryti gal kelis tutorialus, kaip pasidaryti, instaliuoti kokius modus, parašykit kokius modus iš šitų modų pasidaryti. Jo, ir dabar ką aš norėčiau pasidaryti, tai norėčiau nugalėti vieną bossą. FPS man laikosi dabar žiauriai mažas. Ir man nepavydėk dėl to. Gal, jeigu mes šiek tiek čenkus prisimažytum iki 4, ne? Tada šūdas nieko nesimato, ne? Jo, žodžiu. Tai aš noriu nugalėti vieną tokį bossą. Kas aš dabar esu? Dabar esu pat kažkaip keistai ir va, aš susirūšiavau savo čestus, čia viskas normaliai, apžiūrėkit, sustabdė. Jo, va. Tai, jo, pasigaminam gal pirmiausia Ultimate Bow, turėsim Ultimate Swordą. Labai man Ultimate Swordas patinka. Labai. Kažkaip lėtai gaminuosi ir pam, sumaišiau vietas. Pam, Ultimate Bow. Jam nereikia arrowsų, tiesiog šaudo ir matot kokie enchantai. Iš karto čia gaunu enchantus. Jo, lapis lazuli leginsas turiu. Ir kokį aš mobą norėjau užmušti, tai... net pamečiau. Va, Emperor Scorpion turiu. Tai dar nenoriu aš dabar. Pakol kas...
Kur tas mobai? Va. Ne jis. Va šito. Norėjau pabandyti, kas šito per mobas. Ir noriu gal jį užmušti. Bet jeigu jis ten bus koks jau nepriešingas, ne? Ten bus koks mažiukas, tai nežinau, bet... Oh my goodness, kaip koks drakonas atrodo kiaušinį. Čia tokia drakono kiaušinį. Einam į savo dykumą. Pabandysim jį užmušti. Traukiam savo ultimate sword ir ultimate... Vau! Kas mane muša? Tos kirminai tie labai užkinis. Sorry, kad taip biškai kartais užframe dropina, jau taip būna. Tiesiog būna. Pasiim gal diamond swordą, galiu su diamond swordą nudarysiu. Taip, šito mobo aš jau norėjau ir jis mane gali nužudyti. Šito mobo aš jau tikėjausi ir štai mes jį nužudome, gaunam šiek tiek lūto ir jo, ir aš labai mirštu. O ne, kodėl aš mirštu? Nežinau, ir štai blin to gaunam. Jo, aš šito mobo ir tikėjausi, kad čia bus. Galvojau, šiek tiek bus įdomu tokį užmušti, bet jis žinokit silpnas, kai su tokiu būni kartu. Oh my goodness, šabnis 5, kem 6 damage'o, Jokerio pensai, Stormo būtai ir Blue Beat. Aš šito nežinau, kas ten yra, bet parašykite į komentarus, jei galit, kas ten dabar šitas daiktas yra. BBG. Ir jo, yra dabar geriausia tie superherojai, matote, aš superherojai, bet negaunu jokių efektų, kaip čia superherojai taip išeina. Nu, tai yra toks dalykas, kaip reikia surinkti visą setą. Visą setą surinkti ir tada gauni, dabar aš galiu visus šitus armorus pasimti, kuriuos aš turiu šitą. Galiu pasimti, trečiame epizode gal turėsiu jau daugiau, žinokit, visko. Tikiuosi, kad turėsiu. Štai šitas, daug šito armoro turiu. Nu, tu dar ko nors nepaėmiau. Nors gali paėmti. Nu, žak. Tai štai pakol kas turiu tik tokius armorus. Greit, rašiuom nuga. Tai va šitas Mr. Marvelis gali skaidyti. Jo, ir pakol kas man reikėtų ko nors. Ir aš dabar žiūriu, Stormą turi 2, Blue ir šitus turi 2, ne? Shadow Cat, ne? Nu tai pabandysiu gal už kadro vėl gauti, užmušti kelis mobus ir gauti tokių dalykų, kurių mums reikia. Ir jo. Tai jo, gal baigiam epizodą, nes užsitęsė jisai visai dabar. Tikiuosi apie kokią 11 minučių šiam. Tai jeigu jums patiko, spaudžiam like, laukit mano kitų video, brolyčiai. Like, subscribe ir iki. Ciao.